Gita, visų pirma, pergyrėt, ne profesorius esu ir didelė garbė yra taip sakant, man, kad jūs klausot, tuo labiau, kad labai įdomi, patraukli tema, kuri įdomi ir man pačiam. Ir man pačiam įdomi kaip ir daktarui, kaip ir gydytojui, kuris gydo žmonės, nes šiuo metu esu ne mokslo darbuotojas, o grinai gydytojas praktikas, su labai didelė praktika. Tai įdomu ne tik tai man, bet ir įdomu mano darbe, kad aš galiu žmonėms skleisti, padėti tokių gana paradoksalių dalykų, paradoksalių tokių reiškinių, kaip tai, ką mes vadinam parazitais, tai, ko mes bijojam ir ko mes kovojam kai kuriais atvejais ir dabar, bet kurie pasirodo yra mūsų draugai, tiesiog, galima sakyti, net antras aš. Tai yra su mumis gyvenančios būtybės, mums nematomos, bet kurios vaidina didžiulį, matomą, kai kuriais atvejais netgi pagrindinį vaidmenį mūsų sveikatai vaidina didelį vaidmenį ir mūsų gyvenime vaidina didžiulį vaidmenį. O prasidėjo viskas nuo labai senai, bet aš norėčiau pradėti nuo olandų pirklio Leeuwenhoeko, kuris pardavinėjo audinius. Tai buvo 17 amžius, 17-18 amžius, vyko labai didelė prekyba su rytais, buvo visokių audinių ir jis norėjo suprasti, kuo tie audiniai vienas nuo kito skiriasi, kuo jie yra, kaip čia taip gaunasi, kad tų audinių buvo ne mažiau kaip dabar, gal daugiau ir galbūt puošnesnių, iš rytų, iš Indijos, iš Arabijos pusiasalio. Ir jis pradėjo su įvairiais stikliukais derinti, dėlioti tos stikliukus ir žiūrėti tos audinius, lyginti jų struktūrą. Ir belygindamas, jisai sukūrė tokią sistemą, kuri dabar yra vadinama mikroskopu. Jisai pradėjo matyti įvairius dalykus, kurių paprasta neginkluota akim žmonės nemato. Jis sukūrė mikroskopą. Ir jis paėmė savo dantų apnašas, nugramdė tas dantų apnašas, praskiedė vandeniu ir pasižiūrėjo pro tą savo sukurtą prietaisą ir pamatė gausybę mažyčių būtybių, kurios judėjo pirmin atgal. Jis tas būtybės, jis aprašė tai, pasiuntė į Anglai tuo metu buvo, vyraujanti mokslo tokia citadelė, tai buvo Anglų karališkoji akademija. Ir ten toj Anglų karališkoji akademija nieks netikėjo, kad čia yra nesąmonė, bet pradėjo kartoti ir pamatė, kad iš tikrųjų, kad pasaulis aplink mus yra kupinas mažyčių būtybių, kurias matomos tik tai su labai dideliu padidinimu. Jų yra visur. Visur jų rado. O pasirodo, kad labai senai, prieš 2,5 tūkstančio metų, medicinos pradininkas, mes taip skaitom, kad jis yra medicinos pradininkas, nors medicina užgimė žymiai anksčiau, dar Egipte, Eberco papirusas ir visi kiti, Hipokratas jau tada skaitė, kad mirtis prasideda žarnyne, kad mirtis yra žarnyne. Kažkokios tai yra medžiagos, kažkokie tai yra junginiai, kažkokie tai yra dalykai, kurie skatina žmogų susirgti ir numirti. Hipokratas yra didžiulė pagarboji ir dabar, ir mes jo kanonų, ir kai kurių jų maksimų, jų nurodymų, jų lozungų prisilaikom ir šiuo metu. Pavyzdžiui, natura sanat medicus curat, reiškia, gamta gydo, o gydytojas tik tai slaugo. Argi tai yra ne toksai sektinas devizas, arba pirmiausia nepakenk, primum non nocere. Ir dabar tai yra mes labai dažnai gydom, žmogų nugydom, padėti negalim, tai nugydom, mūsų gydymas kenksmingas. Hipokratas pradėjo naudoti auskultaciją, klausyti plaučius, klausyti peristaltiką ir taip toliau. Jisai padarė didžiulį postūmį medicinai. Ir parašė Corpus Hippocraticum, tokį sąvadą medicininių žinių.
paskui tai buvo taisoma, papildoma, tos pažiūros buvo peržiūrimas, bet šiaip Hipokrato, mūsų temai Hipokrato svarbi išvada, kad mirtis prasideda žarnyne. Tačiau po to Ilja Mečnikovas, genialus rusas, 20 amžiaus pradžioje nustatė, ištyrė ir įrodė, kad iš tikrųjų žarnyne gyvena tie mikroorganizmai, kuriuos pirmosius atrado būtent Antonijus van Leeuwenhoekas. Tie mikroorganizmai gyvenantis yra mūsų senėjimo, taip sakant, pagrindas. Ir jis pamatė, kad bulgarų valstiečiai gyvena labai ilgai dėl to, kad jie geria raugintą pieną. Raugintus pieno produktus naudoja. Ir jis tyrė jau Paryžiui, Pastero institute, tyrė jų žarnyno turinį ir rado, kad ten yra tokios bakterijos, kurios paskui jau gavo Bulgarijos laktobakterijų vardą, kurios yra geros sveikatos pagrindas. Jis gavo Nobelio premiją, jis parašė 3 knygas. Tai iš tikrųjų didis žmogus, visi šitie 3 vyrai yra milžinai, davė didžiulį postūmį medicinai, sveikatos priežiūrai ir mums gydytojams yra sektinas pavyzdys, o ligoniams yra tikrai didžiulė pagalba. Mečnikovas sukūrė tokią ir išrašė probiotikų formulę, jis beje ir pavadino tuos mikrobus, kurie gyvena probiotikais. Na, o paskui jau šiais laikais, čia yra 2018 metų nuotrauka, kaip vienas amerikiečių gydytojas, amerikiečių mokslininkas, įtaigiai pareiškia, kad bakterijos turi gydyti. Perspektyvos yra nemažesnės nei gydymas kamieninėmis ląstelėmis. Ir šitą temą mes šiek tiek šiandien ir pakalbėsime. Tos bakterijos, jos gyvena daugiausia, liūto dalis, mes prie to dar prieisim, gyvena storajam žarnyne. Yra ir kitose organuose, bet storajam žarnyne. Ir storojo žarnyno funkcionavimas yra ypatingai svarbus. Taip kaip mes tuštinamės, taip kaip tai ir susidaro tos bakterijos, ar jos yra geroj, patogioj padėty, ar joms egzistuoti yra sąlygos geros, ar jos pasišalina tos, kurios nereikalingos, o kurios reikalingos lieka. Ir čia pasirodo yra svarbi tuštinimosi poza. Deja, mes visi, galima sakyti visi, tuštinamės dabar gyvendami civilizuotai, tuštinamės neteisingai. Mes tuštinamės atsisėdę, taip kaip ten 90% kampe, kur sėdi žmogus. O taip daugumoje mes visi sėdime. Tuo tarpu, kai tuštintis reikia, pakėlus kojas, kad susidarytų kampas 35 laipsnių. Ir paaiškinimas šitam yra, kad tas struktūros, kurios raumenys, storasis žarnynas, tiesioji žarna, riestinė žarna, ta ampulė, storosios žarnos ampulė, įgauna fiziologinę padėtį tik tai tada, kai žmogus sėdi, tupi. Tai sveikiausias, tai būtų tuštinimas, jis aišku, pritūpus virš skylės, virš duobės. Tai aišku, yra gana nepatogu, sunku ir vyresniam žmogui su artritais, su artrozėm, gal su stuburo osteochondroze, tokia poza, yra nepakeliama. Todėl vis dėlto tuštintis tam, kad žarnynas funkcionuotų normaliai, reikėtų tokioj pozai. Tai yra pasidėjus 20-30 cm laiptuką prie tualeto. Tam, kad padėtis šlaunies ir liemens būtų apie 35 laipsnius. Tai yra svarbus dalykas. Tai yra svarbus dalykas ir ypatingai tada, kada yra hemorojus. Ir ne tik tai. Žinot, kad hemorojus tai yra gana nemaloni, labai paplitusi liga. Ir jauniems žmonėms, jaunoms moterims nėštumo metu, ir vyrams, ypač tiems, kurie sėdimą darbą dirba, o dabar dauguma mūsų visgi daugiau sėdi, ypač karantino periodu.
Tai hemorojus, aišku, tos T-vieniniai mazgai, vat jų stadijos yra, labai priklauso nuo ilgo sėdėjimo tualete, nuo stanginimosi ir nuo neteisingos pozos. Pabrėžiu, nuo neteisingos pozos tuštinantis. Todėl, jeigu mes neturim tokio tualeto, kur yra skylė grindyje ir tupim, kaip senuose kaimo tualetuose, tai bent jau kojų pakelimas, kampo sudarimas, po kojom pasidėjimas laiptelė yra labai svarbus. Vidurių užkietėjimas, pats vadinamas obstipacija arba konstipacija, tai yra, žinoma, nesveikas dalykas. Ir dabar visuotinė gastroenterologų ir aplamai gydytojų gerontologų nuomonė, geriau šiek tiek liuosesni viduriai negu užkietėję. O su užkietėjimais labai dažnai turim reikalą, ypač slaugos stacionaruose, vyresniems žmonėms, gerontologiniai praktikoje, ir su tuo reikia kovoti. Tam yra visa eilė medikamentų, bet tokios, kada dar medikamentų nenaudojam, tai turi būti naudojamas kai kurios kitos priemonės. Tai būtent maistinės skaidulos. Apie jas kalbėsim. Skysčių pakankamas kiekis, nes išmatų masiai judėti tam pasažui per žarnyną reikalinga konsistencija minkšta. Defekacijos kontrolė turi būti, turim užsinorėjus, reikia eiti, negalima sulaikinėti. Jokių būdų neturi būti tokio, reiškia, valingo sulaikymo. Naudojamas probiotikai ir prebiotikai, apie tai dar irgi bus kalba, fizinis aktyvumas, žinoma, ir pratimai tualete, tai yra pratimai, kuomet sėdint toj pozoj, o ta poza dar kartais vadinasi, kai kurie autoriai vadina erelio poza, apie kurią mes kalbėjom, toks su kojų pakelimu. Tai yra pasilenkimai į priekį ir išsitiesimai, pasilenkimai į priekį, išsitiesimai paskatina peristaltiką ir tuo pačiu išmatų pasažą storajam žarnyne. Ir aišku, poza, tai būtent ta poza su kojų pakelimu. Jauniems žmonėms tai gali atrodyti nereikalingas dalykas, tai čia visiškai sveikiems jauniems žmonėms, kad čia yra toksai, žinoma, bet jau su gyvenimo eiga kalbos nėra, kad turim į tai atkreipti dėmesį ir tai pasidaro mums labai svarbu, kaip ir daug dalykų, kurie pasidaro svarbus bręstant. Skaidulos. Skaidulos maistinės, jos yra įvairios. Pagrinde tai yra tirpios ir netirpios. Tirpios skaidulos, kurios yra brokoliuose, briuselio kopūstuose, brokoliuose labai daug, pupelėse, špinatuose, obuoliuose, apelsinuose, greipfrutuose, avižiniuose dribsniuose, vynogėse, slyvose. Jos tirpsta vandenyje. Jos tirpsta vandenyje ir jos irgi reikalingos kaip ir netirpios, nes jos reguliuoja cukraus kiekį, užlaiko maistinės medžiagas skrandyje ištirpusios ir suteikia tokį sotumo jausmą. Mažina blogojo cholesterolio kiekį. Ne visas cholesterolis yra blogas. Blogas yra tik mažojo tankio cholesterolis. Naudingo žmonėms sergantiems diabetu ir metaboliniu sindromu, kada yra ir nutukimas, ir padidėjęs cukraus kiekis. Tai ypatingai tirpios skaidulos turi didelę reikšmę. O netirpios skaidulos, tai kurių yra tamsiai žaliuose lapinėse daržovėse, šakninių daržovių lupenuose, riešutuose, sėklose, vaisių žievelėse, nemaltų kviečių produktuose ir kviečių ir kukurūzų sėlenuose, jos netirpios tos skaidulos neištirpsta skrandyje ir keliauja per žarnyną į plonąją, į 12-pirštę žarną, į plonąją žarną, plonąsias žarnas ir storąsias žarnas ir kontroliuoja žarnyno rūgščių ir šarmų pusiausvyrą. Palaiko peristaltiką, žarnynų sienelių susitraukimą, kuris stimuliuoja maisto judėjimą žarnynu. Apsaugo nuo vidurių užkietėjimo, pagreitina toksinų pašalinimą per gaubtinę žarną, palaikydama tinkamą rūgščių ir šarmų pusiausvyrą, neleidžia mikrobams išskirsti kenksmingų medžiagų, kurios sukelia storosios žarnos vėžį. Todėl tos netirpiosios skaidulos lygtai ir tokios nesuvirškintos, lygtai jas galima ir pamatyti fekalinėse masėse, jos yra labai svarbios.
labai svarbios. Jos irgi turi didelę reikšmę sveikatai. Na, o kalbant apie mikrobus ir apie virškinimo sistemą, mes jokių būdų negalim pamiršti tokio, herojaus kaip porfiromonas gingivalis. Čia naujiena yra gana nesena ir jinai galbūt nėra tokia 100%, tačiau visa eilė mokslininkų tirdami ligonių sergančių Alzheimerio ligas organizmą pamatė, kad galvos smegenyse, kurios turėtų būti sterilios, randama yra šita bakterija porfiromonas gingivalis, kuri yra lygiai tokia pati, kaip bakterija, kuri gyvena dantenose, dantenų apnašuose, ypač tie, kurie serga periodontitu. Ir padarė prielaidas, kad ta bakterija yra tiesioginis Alzheimerio ligos sukėlėjas, kuri išskiria tokį baltymą gingipainą ir tas baltymas, jisai jo apsaugai galvos smegenyse pradeda kauptis amiloidinės plokštelės. Tokios plokštelės, ir kada pacientas yra skrodžiamas, tai yra tokios baltos plokštelės ir mes tą iš dalies matom ir didelės raiškos magnetinio rezonanso arba pozitroninio emisinio tomografo tyrimo metu. Alzheimerio ligonių smegenyse yra tau baltymas, neurofibriliniai rezginiai, žodžiu, kas sukelia labai didelį kognityvinių, pažintinių funkcijų sutrikimą, atminties prarandimą, orientacijos stoką, visą tai, kas sudaro tą Alzheimerio ligą, tą įgytą silpnaprotystę. Yra ir kitų silpnaprotysčių formų, Alzheimerio liga yra viena iš jų. Ir yra hipotezė, galbūt ne pati pagrindinė, bet kad tas gingipainas, kylantis iš porfiromonas gingivalis, yra susijęs su burnoje esančia infekcija. Todėl dantų higiena, dantenų sveikata ir tiesioginė koreliacija su silpnaprotystė. Šita naujiena gana šokiruojančiai paveikia mūsų neurologų visuomenę, bet prieš mokslinius faktus reiškia pasipriešinti nelabai gali. Todėl priimam tai jau ne tik kaip hipotezę, bet kaip ir praktinį nurodymą ir stengiamės pacientams, ir žinoma patiems savo, rekomenduoti ypatingą burnos higieną, periodontito gydymą, kariozinių dantų gydymą ir taip toliau, kad ta bjauri bakterija jinai nesukeltų tokių pakitimų, kuriuos matom šituose paveikslėliuose. Tai yra normalūs neuronai ir amiloidinės plokštelės, kurios neleidžia pereiti nerviniam impulsui iš vienos ląstelės neurono į kitą. Ir yra tokie rezginiai aplink pačiam neurone. Amiloidinės plokštelės tai yra glijoj, toj substancijų, kuri supa neuroną, o tie rezginėliai yra pačiam neurone, irgi trikdo jo darbą. Ir dažniausiai magnetinio rezonanso metu atliekant mes matom tokį vaizdą. Didžiulės vagos, atrofija galvos smegenų, vandenė, milžiniški skilveliai, normoje yra tokie, o čia yra gal kokį 10 kartų didesni. Įvairiai tai būna pasireiškia, įvairaus to dydžio pakitimai, bet mes tą matom atlikę tyrimus ir už tai visuomet tyrimus daryti pravartu. Nors kai kas ir bara, kad kam jūs tiražuoja tyrimus ir taip viskas aišku. Ne, tyrimai yra svarbus dėl to, kad pagal tyrimų rezultatus galima nustatyti kokią prognozę, ką reikia skirti gydymui, ko galima tikėtis, kaip reikia ruoštis ir pacientui, ir jo artimiesiems.
Kita bakterija, kuri nelabai draugiška yra, yra įvairių nuomonių, kuri gyvena skrandyje. Tai vadinama yra Helicobacter pylori. Nesenai atrasta ir labai didelė istorija atradimo šito, labai daug buvo pasipriešinimų, skaitimų, kad čia yra nesąmonė. Šita bakterija gyvendama skrandyje sukelia opas, 12 pirščiai žarnoj sukelia opas, sukelia erozijas, ezofagitus. Žodžiu, yra daugelio skrandžio ligų priežastimi. Dabar dėkui Dievui, tai mes tą bakteriją įvairiapusiškai nustatome ir gastroskopiją darydami su gastroskopu, kada įkiša triubą į burną, į stemplę, į skrandį. Ir iš laboratorinių tyrimų galima nustatyti ir yra daroma ekstradikacija. Tai yra ta bakterija šalinama vaistais, antibiotikais ir žmogus pasveiksta. Antibiotikai derinami ir su kitokiais skrandžio rūgštingumą reguliuojančiais vaistais. Tai žodžiu, tokia bakterijos negeras dalyvavimas sveikatoje. Tai antra bakterija, kuri yra mums nelabai draugiška, kuri yra negera. O šiaip visos tos bakterijos yra skirstoma į aerobinės ir anaerobinės. Aerobinės bakterijos tai yra, kur gyvybei reikalingas deguonis. O anaerobinėm bakterijom, kurios gyvena, pavyzdžiui, storajam žarnyne, deguonis joms nereikalingas. Savo reikmėms tą deguonį gauna iš reakcijų, kurios vyksta jų kūnelyje, toj citoplazmai. Dabar sugrįžtant dar prie anaerobinių bakterijų, kita problema tai yra blogas kvapas iš burnos. Tai problema galbūt nėra tokia, sunki, galima su ją susitaikyti, bet jinai signalizuoja apie blogą sveikatos būklę. Tos bakterijos anaerobinės, kurios apsigyvena burnoj, jos arba gamina vandenilio sulfidą ir tada žmogui iš burnos kvapas kaip supuvusio kiaušinio, arba gamina kitą cheminę medžiagą, kvapas kaip ilgai panešiotų kojinių arba supuvusio kopūsto, arba putrescina kvapas kaip pastovėjusių atliekų ir kiti kvapai. Ir aišku, tas labai atgraso nuo tokio žmogaus, tas žmogus nesupranta, kodėl su juo nenori bendrauti, dažnai to kvapo pats nejaučia ir tas rodo, kad yra negeri dalykai. Pas tą žmogų yra negeri dalykai. Bakterijos neturi tokios būti. Ir kokios tada yra priemonės? Pirmiausia, tas blogas burnos kvapas ne tik tai nuo anaerobinių bakterijų, kurios gyvena burnoje, ant liežuvio. Gali būti ir kitos priežastys, bet jų yra tik tai apie 10–12% nuo viso blogo kvapo. Blogas kvapas yra vadinamas, kaip supratot, halitozė. Tai medžiagų apykaitos sutrikimai, virškinimo trakto patologija, tos pačios opos, infekciniai, sisteminiai susirgimai, bronchitai, pneumonijos, sinusitai, faringitai, cistinė fibrozė, leukemija. Tokios ligos, kurios, bet dažniausiai halitozė, kaip ir rodom šitam paveikslėlį, yra dėl bakterijų, kurios susikaupia burnoje. Ir burnos higiena tai yra labai svarbus dalykas. Odontologai čia labai ir burnos higienistai labai mus pagirtų, bet mes šitą blogą burnos kvapą ne tik tai išskiriam per se kaip pats blogas burnos kvapas, bet ir tai, kad jisai gali būti Alzheimerio ligos priežastim. O tai jau yra nepaprasta, tai jau yra, svarbu, sudėtinga ir pavojinga. Tų bakterijų, tas pasaulis, kuris gyvena su mumis, jis vadinamas mikrobiotu. Anksčiau mes vadinom tai mikroflora, bet dabar tas žodis yra eliminuotas iš medicininės kalbos, todėl kad tos bakterijos, flora tai yra augalai.
tai yra augalų pasaulis. O biotas, nes tos visos bakterijos yra ne tik tai augalinės kilmės, jie yra gyvūnai. Na, jeigu galima tai pasakyti, ne augalai. Ir tas vadinamas yra mikrobioto. O to mikrobioto genų visuma, tos genetinės medžiagos yra vadinama mikrobiomu. Šitie terminai kartais painiojami ir skaitysit ir kai kada galima net, susipainioti, vieni autoriai taip naudoja, bet šiaip dabar bendras susitarimas, kad tai yra mikrobiotas ir mikrobiomas. Ir mikrobų visuma yra mikrobiotas. Kaip susitarti. Tų mikrobų yra 100 trilijonų. Jų yra lygiai tiek pat, kiek žmogaus ląstelių. Ir žmogaus ląstelių, bet tos ląstelės žmogaus yra didelės, o 100 trilijonų mikrobinių ląstelių yra mikroskopinis, bet kiekis yra toks pat. Įsivaizduokit, viename grame išmatų, tai yra visiškai mažas kiekis, bakterijų daugiau negu Žemėje gyventojų, negu 7 milijardai, iš viso 7 milijardai gyventojų. Ir tų mikroorganizmų bendrai visur pas žmogų yra 1,4–1,8 kilogramai. Įsivaizduojate, mes turim šitų pakeleivių beveik 2 kilogramus. Tai yra tiek, kiek sveria mūsų galvos smegenys. Jų yra labai daug įvairiausių, 15 000 mikrobų rūšių. Ir visas žarnyno mikrobioto genomas, tas mikrobiomas, sudaro 3 milijonus genų. Tai 150 kartų daugiau negu žmogaus genome yra genų. Reiškia, kokią didžiulę genetinį svorį turi tie mikrobai. Jų yra burnoj pilna, sinusuose, kvėpavimo takuose, skrandyje, šitas Helicobacter pylori, skrandyje, kur yra stipriausia druskos rūgštis, nepaisant to, kuri viską žudo, kuri suvirškina pačius sunkiausius, kiti žmonės sako, akmenys, galiu vinis virškinti. O bakterijos tos išgyvena žarnyne, ypatingai storajam žarnyne, tulžį įskiriančioj sistemoje, genitalijose pilna, tame tarpe gimdoj netgi, šlapimo sistemoje, odoj, labai daug ant odos, konjunktyvoje, akies junginiai, netgi širdyje. Ir labai įdomu, paskutiniai straipsniai, kada skaitai šituos, domiesi, kada ruošiesi, tiksliau pasakius, o ruoštis ir dėstyti ir skaityti yra labai svarbu ir labai įdomu dėl to, kad pats išmokti, kaip sakė romėnai, dostimus dissimus, mokydamasi mokausi. Tai buvo nustatyta, kad sergant šituo COVID virusu, COVID-19, plaučių mikrobų sudėtis labai pasikeičia, labai pasikeitusi šito koronaviruso. Tas mikrobiotas labai pasikeitęs yra. Dažniausiai kokios bakterijos? Tai yra bakterijos. Yra iš tų mikroorganizmų, iš to mikrobioto. Yra grybai. Grybai, kurie sugyvena. Archėjos. Tai yra tokios bakterijos be ląstelių, kurios gyvena, ekstremaliom sąlygom išgyvena. Jų yra nedaug. Virusai ir bakteriofagai. Dabar šitie mikroorganizmai, kurie sudaro 1,8 mūsų kūno svorio. Anaerobai. Bifidobakterijos, enterokokai, klastridijos, archėjos. Aerobai. Tos bakterijos, kuriems reikalingas deguonis. Tai enterobakterijos, streptokokai, stafilokokai, laktilobacilos. Dabar nekalbam, kurie yra geri, kurie yra blogi, jie tiesiog yra taip paskirstomi. Ir daugiausiai jų yra storajam žarnyne 10–11 vienam mililitre. Plonajam žarnyne pasiskirstę ir skrandyje mažiau. Skrandyje žymiai mažiau, čia užstoja mums, aišku, tą lentelę, galime ją pastumti, žymiai mažiau, daugiausiai yra storajam žarnyne.
Labai svarbi savoka yra komensalizmas ir mutualizmas. Dėl to, kad tas mūsų sugyvenimas su mikrobais yra simbiozė. Koks yra terminas? Simbiozė, sugyvenimas. Komensalizmas tai yra toks sugyvenimas, kada ir bakterijos, ir žmogus nedaro viens kitam įtakos, jie gyvena viens šalia kito, nekenkdami arba kenkdami tik tai tam tikrom sąlygom, patologiniam sąlygom. Ir mutualizmas, kada bakterijos ir žmogus gyvena vienas šalia kito ir padeda viens kitam. Jie viens be kito neišgyventų. Tai mūsų, aišku, tas visas tas bendravimas yra jisai toksai svyruojantis, pereinantis iš normos į patologiją, iš patologijos į normą. Ir už tai, kai kalbam apie tai, kad bakterijos gali, gydymas bakterijomis gali tapti pagrindinis, galbūt net ir svarbesnis už gydymą kamieniniam ląstelėm, tai turim pagrindą dėl simbiozės ir mutualizmo skatinimo. Kokią naudą duoda tas mutualizmas? Įtaka imuninės sistemos veiklai. Bakterijos gyvenančios organizme, ypač storajam žarnyne, tiesiogiai veikia imuninę sistemą. Detoksikuoja, veikia priešuždegimiškai, veikia į neurotransmiterių gamybą. Neurotransmiteriai tai yra medžiagos galvos smegenyse, kurios perduoda impulsus iš vienos smegenų dalies į kitą. Jos atsakingos yra už atmintį, už gerą nuotaiką, už laimės pojūtį, už kovą. Acetilcholinas, dopaminas, serotoninas, noradrenalinas, gama amino sviesto rūgštis. Visa eilė. Galvos smegenys yra kaip bičių avilys, kuriame dūzgia šitie neurotransmiteriai, visą laiką sukeldami mums tą būseną, kurioje mes esame. Pas jūs dabar besiklausančius vieni neurotransmiteriai aktyvesni, pas mane, kuris dabar kalba, kiti neurotransmiteriai aktyvesni ir tarp jų visų yra pusiausvėra. Tai vat jų apykaita, o skaitoma, kad žarnynas yra antrosios smegenys. Antrosios smegenys. Vitaminų gamyba vyksta žarnyne, mutualizmo įtakoje, maisto medžiagų absorbcija, signalų apie alkį perdavimas, kas yra labai svarbu klinikoje, angliavandenių ir riebalų įsisavinimas. Mikrobiotas, žarnyno mikrobiotas įtakoja reguliacinį klajoklio nervo poveikį vegetacinei nervų sistemai. Kaip žinot, vegetacinė nervų sistema, susidedant iš simpatinės ir parasimpatinės dalių. Viena simpatinė dalis atsakinga už atsakymą, už kovą, už gynybą, už tokią aktyvę veiklą, parasimpatinę už atpalaidavimą, už kaupimą, už atsistatymą ir tarp jų yra visą laiką pusiausvėra. Tai nervus vagus, klajoklis nervas, 10 nervų pora, yra būtent įtakojama, yra parasimpatinis nervas, kuris ramina organizmą, leidžia jam atsigauti, atsistatyti. Tai yra ne mažiau svarbu negu ta pati bėgimas arba kova. Yra tiesiogiai sąlygotas, jo nervinių receptorių yra labai daug žarnyne. Ir žarnyno mikrobiotas tiesiogiai veikia į nervus vagus funkciją. Nu, jį labai dažnai, būtent, pavyzdžiui, susinervinus paleidžia vidurius. Suspaudžia skrandžio arba žarnyno spazmai atsiranda. Tai per nervus vagus dirginimą. Neurotransmiterių gamyba, tų visų bitučių, kurias dūzgia įvairiuose galvos smegenų srityse perduodami impulsus. Ir netgi serotoninas, geros nuotaikos neurotransmiteris, arba dar mes vadinam mediatorium, 80–90% vyksta žarnyne veikiant bakterijų. Įsivaizduojat, mūsų gera nuotaika labai dažnai priklauso nuo žarnyno mikrobų. Pusiausvėra su laimės, kitas neurotransmiteris yra dopaminas. Jisai sukelia laimės jausmo, tokio pasitenkinimo, tokio pakilimo. Jisai ir kalbos nėra, jis reguliuoja ir judėjimą, jo pakinta jo kiekis sergant Parkinsono liga
ir jis su serotoninu turi tam tikrą pusiausvyrą. Visi tie neurotransmiteriai turi tam tikrą pusiausvyrą ir užtikrina gerą organizmo būklę. Raminantis neuromediatorius gama aminosviesto rūgštis irgi taip pat didžiąją dalim gaminamas yra mikrobiote. Žarnyno bakterijos yra tiesiogiai atsakingos už žarnyno sandarumą. Dabar pasirodo žarnynas mūsų, vat kaip valgom vėdarus, tai prikimšus žarnų, tai neatrodo, kad tas žarnynas, kad tos žarnos turi angelės. Neatrodo. Bet iš tikrųjų, tai yra kitaip. Žarnyne yra angelės, kurios yra labai labai mažosios, nanometro dydžio, arba 10 angstremų, tai toks vienetas, 10 angstremų lygus 1 nanometrui. Patologijos atveju, pasikeitus mikrobiotui, tas pralaidumas padidėja. Ir žarnų turinys, dažnai toksinis, nesveikas, skiriasi už žarnų. Šitą teoriją, ne teorija, praktika, tai yra teorija pereinant į praktiką, apie tai sužinojom visai nesenai ir tai yra labai labai svarbu. Ir būtent mikrobioto sudėtis, tų gerųjų bakterijų viršenybė, turi tiesioginę įtaką į žarnyno sandarumą. Taip pat žarnyne gaminamas vitaminas B12, žarnynas skatina libido, kas nemažiau svarbu, ir kontroliuoja socialinį elgesį. Labai dažnai psichopatinis elgesys, visa kita yra susijęs su mikrobioto išsibalansavimu. Mums, tiksliau man kaip neurologui, labai svarbu, ar mikrobioto patologija turi įtakos į centrinę nervų sistemą, į CNS. Taip, turi tiesiogiai į aktyvumą ir dėmesio sutrikimą, į autizmą, vaikų sergančių autizmų yra labai daug straipsnių ir galima paskaityti, surasti literatūros, kur rasit, kad ir autizmas yra aiškinamas mikrobioto pakeitimais, lėtinis nuovargis, nerimas, depresija, serotoninas, apie ką kalbėjom, dopaminas, nemiga, Tureto sindromas, tai tokie traukuliai, Bleulerio liga, yra šizofrenija. Tai yra dabar tokių nuomonių, kad šizofrenija, kurios priežastys yra nežinoma. Pasekamas tik tai paveldima linija susirgusių šizofrenija, sunkiai pagydoma. Jos priežastis gali būti, yra susijusi su neurotransmiterių apykaitos sutrikimais, kurie dėl mikrobioto sutrikimų, demencija ir nutukimas. Tas labai svarbu mums visiems, nes dabar yra kaip tik ir nutukimo epidemija. O per šitą karantiną, tai ko gero, dar labiau nutuksim. Somatinė patologija. Tai yra somatinė, tai mes turime mintyje kūnišką patologiją, ne centrinės nervų sistemas. Tai astma, alergija tiesiogiai, jautrumas maistui, potraukis žalingiems įpročiams, antsvoris, nutukimas, vidurių užkietėjimai ir tame tarpe priešinga būklė, diarėja, viduriavimas, celiakija, dirgliosios žarnos sindromas, įvairios odos ligos, egzemos, spuogai, neurodermitai, atopinis dermatitas tiesiogiai susijęs yra su žarnyno bakterijom. Ne tik su žarnyno ir su odos bakterijom, bet labai dažnai su žarnyno, su tom bakterijom, kurios paėmė viršų blogosios bakterijos žarnyne. Kandidozė ir herpes. Kalbant apie patologiją, mes turime neužmiršti apie tokią gana naują koncepciją. Low grade inflammation, tai mažo laipsnio uždegimas. Tai yra toks uždegimas, kuris, leukocitų kiekis jo neparodo, eritrocitų nusėdimo greitis jo neparodo reumatoidinis faktorius. Žodžiu,
C reaktyvinis baltymas. Žodžiu, jisai toksai, kaip ir iki šiol sunkiai buvo nustatomas. Bet šito low grade inflammation, tyliojo, mažojo uždegimo pagrindu vyksta kraujagyslių vidinės sienelės uždegimas, kur pradeda kauptis aterosklerotinės plokštelės, išopėjimai, atsiranda insultai, miokardo infarktas, ne tik miokardo, ir plaučių infarktas gali būti, net ir žarnyno kraujagyslių infarktai gali būti. Onkologinės ligos ir neurodegeneracinės ligos, kaip Parkinsono liga, Alzheimerio liga, net išsėtinė sklerozė. Tai šitie mikrobioto pakitimai, dabar labai daug tyrimų, ar šitos patologijos formos, kurios atsiranda dėl tyliojo uždegimo, yra nesusijusios su mikrobiotu, su žarnyno būklė. Ir atrodo, kad iš tikrųjų atsiranda tai labiau įrodančių dalykų. Na, reikia pasakyti, kad šiuo metu yra milijonai. Aišku, dabar šita virusinė infekcija, jinai visą dėmesį šiek tiek pakreipia kita kryptim, nes turim susidoroti su ta problema, kuri atsirado, kuri užgriuvo su to karu. Bet prieš, ir aš manau, kad ir po, toliau bus tęsiami tyrimai, šimtai mokslinio tyrimo įstaigų visam pasaulyje tirs mikrobiotą ir nustatys jo ryšį su tylioju uždegimu, kuris yra daugelio ligų pagrindas. Ir ko gero, mikrobiotas yra susijęs ir su citokinais, su interleukinu 6, navikonekrozės faktoriu, su C reaktyviniu baltymu, kurie sukelia labai daug problemų ir dabar, tarp kitko, šito COVID-19 epidemijos metu daugiausia žmonių ir nužudo šitas citokino audra, tų tokių prasiveržimas tų imuninių procesų ir medžiagų, imuninių procesų subujojimas ir tų medžiagų prasiveržimas, kuris ir nužudo ligonį, sergantį COVID-19. Organizmas per daug pradeda gintis ir įskiria tokias medžiagas, kurios tą žmogų ir paguldo. Bet žinoma, ne visuomet, kai kada pablogėja senos, paūmėja senos lygos nepagydomos ir irgi žmogus nuo to žūna. Bet kuriuo atveju sąsajos tarp žarnyno mikrobioto arba tarp viso žmogaus mikrobioto ir mirčių nuo COVID yra. Mikrobioto poveikis nervų sistemos ligų kontrolėje. Tai uždegimo kontrolė, neurodegeneracinių procesų slopinimas, žarnyno vientisumo užtikrinimas, o vientisumą tą pažeidžia patogeninės bakterijos, stresas, toksinės medžiagos, hiperglikemija, glitimas. Bet pagrinde mūsų temoje tai yra patogeninės bakterijos, va tą žarnyno, tą vieno to ankstreminių angelių pradarymą pažeidžia patogeninės bakterijos. Neurotransmiterių, vitaminų, smegenų neurotrofinio faktoriaus gamyba, polifenolių ir maisto medžiagų skaldymas optimalesniam panaudojimui, mitochondrijų gyvybingumo palaikymas. Ir tai yra gana svarbus dalykas, dėl to, kad mitochondrija tai yra ląstelės dalis kiekvienoje ląstelėje. Išskyrus, aišku, ten osteocitą, yra branduolys, įvairios organelos. Ir mitochondrija tai yra tokia svarbi ląstelės dalis, kurios gyvybingumą palaiko būtent geras mikrobiotas. Ir mitochondrijos gyvybingumas tiesiogiai susijęs su apoptoze, su ląstelės savaiminiu numirimu, su sprogimu, dėl to, kad ląstelė, kaip ir bet koks gyvybės organizmo mažiausias vienetas, turi savo galiojimo laiką, jeigu taip galima grubiai pasakyti, savo amžių. Ir tam tikrų laikų ta ląstelė turi numirti. Tai mikrobiotas turi įtakos į mitochondriją ir apoptozę.
sena, nesveika, paliegusi ląstelė, jinai išsigimsta, taip atsiranda, pradeda patologinis dauginimas, onkologiniai procesai. Žodžiu, tie citologiniai dalykai yra gana sudėtingi, bet mikrobiotas turi tiesioginę įtaką jų funkcionavimui. Mikrobioto puoselėjimas. Mikrobiotą reikia prižiūrėti ir maitinti. Tai pirmoje eilėje fermentuoti produktai. Jogurtas, kombuča. Kombuča tai arbatos grybas, kurį anksčiau, aš atsimenu dar vaikystėje, beveik kiekvienoje šeimoje toksai grybas augo, toks gana nemaloniai taip atrodantis, bjaurus, bet pasirodo, tai yra rytų. Galima jį namuose pasigaminti, bet dabar yra tos kombučos ir daug gėrimų sveiko maisto parduotuvėse. Tai yra fermentuotas produktas, kuris yra tiesiogiai prebiotikas. Kimči, rauginti kopūstai, rauginti agurkėliai, rauginti vaisiai. Tie visi rauginti produktai, kuriuose vyksta raugimo procesas, yra prebiotikai. Žudo bakterijas, žudo mūsų archėjas, žudo mūsų kitus mikroorganizmus angliavandeniai, cukrai. Ir cukrams ir cukrai padidina tą žarnyno pralaidumą. Žarnyno pralaidumas yra tiesiogiai su žmogaus intoksikacija susijęs. Va tau ir lėtinis nuovargis ir vairios kitos būklės, apie kurias kalbėjom, tai angliavandeniai yra kategoriškai ne. O sveikiems riebalams, tai taip. Sveiki riebalai, ketogeninė dieta dabar šiuo mokslo periodu yra skaitoma kaip, sveikata. Tai nereiškia, kad reikia ryti kilogramais lašinius. Tai yra lašinio gabaliukas, riebi silkė, riešutai, avokadas, sveiki riebalai ir ne per daug. Lėkštė, šiaip lėkštė turi atrodyti 2/3 daržovių ir 1/3 kokio produkto turintis ketogeninių savybių, riebalų arba mėsos. Apie cholesterolį. Beatodairiškas cholesterolio mažinimas nėra sveikas. Mažo tankio cholesterolis yra neigiamas, o didelio tankio cholesterolis tai yra teigiamas. Jis duoda nervinėms ląstelėms ir aplamai nervams apsaugą. Jis dalyvauja kituose organizmo veiklos procesuose. Tai didelio tankio cholesterolis, gerasis, yra labai svarbu. Tai yra svarbu žiūrėti, koks yra tas santykis didelio ir mažojo tankio. Mažąjį cholesterolį reikia mažinti, didelio tankio cholesterolį mažinti nereikia, o reikia sveikinti, kad jo būtų kuo daugiau. Nes pasirodo mažas bendras cholesterolis, yra toks bendras, mažas cholesterolis, Alzheimerio liga, neurodegeneracinės lygos. Didesnis cholesterolio kiekis, demencijos rizika mažesnė. O demencijų yra ne tik Alzheimerio liga, yra ir kraujagyslinės demencijos, ir piko liga. Daug yra demencijų formų, kurias netaip lengva atskirti, o atskirti visgi reikia, dėl to, kad nuo to priklauso demencijų gydymo taktika. Vienaip gydomos yra kraujagyslinės demencijos, kitaip yra gydomos neurodegeneracinės, pavyzdžiui, Alzheimerio liga. Dabar polifenoliai. Tai yra tokios medžiagos, kurių yra arbatoj, kurių yra kavoj, kurių yra šokolade, kurių yra vyne. Tai nepropaguojam vyno gerimą besaikį, bet nedideliais kiekiais, kaip yra kava, kaip ir šokoladą. Ne tik tai, kad nedraudžiam, bet ir siūlom. Dėl to, kad, toks yra požiūris. Toks yra požiūris dėl to, kad tai yra polifenoliai, kurie puoselėja mikrobiotą. Tai yra labai svarbu. Su vynu tai vienas šūvis, one shot. Arba yra formulės, kaip jau skaičiuojamas, bet apytikriai tai yra viena taurė. Prebiotikai. Skaidulos, kurios nevirškinamos, tos netirpios skaidulos, kurios keliauja į žarnyną, kuri neištirpdo. Jas perdirba bakterijos, pasigamina ko reikia,
dažnai išsiskiria, kadangi reguliuoja tą pasažą žarnyno. Inulinas, česnakai, svogūnai, porai, smidras, kiaulpienės, gumerabikas, tai gamina inuliną, medžiaga, kuri reguliuoja angliavandenių apykaitą. Na, labai svarbus yra, aišku, ir švarus vanduo, ir laimingi tie žmonės, kurie gyvena prie tokių vandenviečių, kur tas vanduo yra visiškai švarus, kurį galima gerti, neriboti. Man atrodo, kad Vilniui mes turim tokių vandenviečių, kur galima iš krano gerti vandenį, kur labai mažai chloro ir kitų medžiagų. Tai šiaip jau, jeigu tokio vandens neturim, pramoninių būdų tiekiamo, tai jį reikia filtruoti. Reikia filtruoti, įvairūs filtravimo būdai, bet kurie atveju jie pagerina. Nes matot, chloruotas vanduo arba vanduo su visokiais toksinais užmuša bakterijas. Užmuša tas gerasias bakterijas, yra pražūtingas. Ir tu gali gerai maitintis ir dar naudoti probiotinius papildus, bet tas negeras vanduo viską tą vėjais pavers. Protarpinis badavimas. Protarpinis badavimas yra visgi teigiamas ir visuose knygose apie žarnyno sveikatą, naujuose. Maždaug nuo 12 metų iki 20 visur yra tas protarpinis badavimas siūlomas, propaguojamas ir ko gero čia yra labai daug tiesos. Tam reikia pasiryžimo, tam reikia valios, tam reikia, taip sakant, daug pastangų, bet tai yra svarbu. Ir tai, aišku, yra paskutiniu metu tai susiję su Nobelio premijos vienu laureatu, kuris įrodė ląstelių mirimą susietą su protarpiniu badavimu. Apie tai šiek tiek vėliau. Pastaruoju metu pasaulyje yra daroma gana keistas ir toksai, labai neįprastas dalykas, ir mes kada apie jį sužinojom, tai šokiravo šiek tiek mus, bet dabar jau pilnai Vilniaus vaikų ligoniniai, Kaune profesorius Kupčinskas, Vilniuje profesorius Urbonas praktikuoja išmatų persodinimą. Kada iš sveiko žmogaus yra paimamos išmatos su gerom bakterijom ir įdedamos į nesveiko žmogaus. Ir pasitaiso kai kurios būklės, sunkios būklės, o pradėta buvo nuo Clostridium difficile, nuo tokio baisaus viduriavimo, kurio niekas negalėjo išgydyti. Ir dažnai mirdavo. Vaikai mirdavo, suaugę mirdavo, tai nebuvo dažnai, bet tai būdavo mirtina liga, kur atrodė ir antibiotikus mes naudojam, ir tą naudojam, o rezultatų jokių nėra, pacientai miršta. Tai buvo toks metodas sugalvotas išmatų transplantacija. Tai neatrodo baisiai, tai yra toksai flakonėlis per rektum, tiesiai žarną įstumiamas, tai nėra kažkoks toks antisanitarinis, nemalonus dalykas, bet labai padedantis. Ir dabar to fekalinės transplantacijos indikacijos, tai yra nepagydomas Clostridium difficile viduriavimo gydymas, o lyg tai bus bandoma ir kai kuriuose šalyse bandoma, galbūt nėra dar tokių literatūros duomenų, arba aš dar jų nemačiau, kad gydomas yra ir autizmas, nors paskelbta, kad bandys, kad gydomo Parkinsono liga, lėtinis nuovargis, Krono liga, kad visa eilė ligų perspektyvoje gali būti gydoma, sunkių ligų, nepagydomų ligų, kurių neveikia joks kitas gydymas, gali būti ir ligų, ir elgesio sutrikimų gydymas persodinant išmatas. Tiek vaikams, tiek suaugusiems. Aišku, tai yra tyrimai daromi su savanoriais, dvigubai slaptuoju būdu ir taip toliau ir panašiai. Laukiam rezultatų ir kada kalbėjau apie tą Knaipą, tą mokslininką, kuris pasakė, kad gydymas išmatom yra perspektyvesnis, galbūt net už gydymą kamieniniam ląstelėm, tai yra, ko gero, prieinam prie šito gydymo būdo, kad ko gero tai iš tikrųjų yra
panacėja, medicininė panacėja. Nutukimas. Nutukimas 21 amžiaus epidemija, kuri visam pasauliu, jinai labai pasidarė didelė problema dėl neteisingos mitybos ir dėl blogo mikrobioto. Nes lieknų žmonių mikrobiotas, tai ten atogražų miškas, ten džiunglės, ten yra visokiausių bakterijų, kurios sugyvena vienas su kitom, anaerobinės, aerobinės, kurios ten tarp jų yra tokie santykiai. Ir tai yra, o pas storą žmogų yra visiškai kitaip. Yra tokia, pusiau dykuma. Ten yra bakterijos ir tos bakterijos yra dažnai tos negeros, blogos bakterijos, jeigu taip galim pasakyti, o labai dažnai geros bakterijos tampa blogom, o blogas tampa gerom. Ir vakarietiškas maistas mūsų, jisai tą bakterijų įvairovę labai mažina. Fruktozė. Apie fruktozę kalbant, tai yra vaisinis cukrus, todėl dabar šiais laikais mes su saldžiais vaisiais, į saldžius vaisius žiūrim šiek tiek atsargiau, ypatingai į sultis, nes fruktozė iš tikrųjų skatina patogeninės žarnyno bakterijas. Ir jeigu tas sultis tai tikrai nelabai gerai, tai bent jau vaisiai, pilni vaisiai, nesultis, kurie turi skaidulinių medžiagų, tirpių, gal kai kurie vaisiai turi ir netirpių skaidulinių medžiagų, kurie teigiamai veikia. Tai ta fruktozė tada jinai nedaro tokios didelės žalos, arba eliminuojam tą fruktozę žalą, tais gerais išlyginam, gerom savybėm. O mes skaičiuojam kūno masę pagal Pasaulinės sveikatos organizacija tokį rekomenduoja Kettle indeksą, prancūzų mokslininko Kettle, kada svoris nepakankamas, jeigu kūno masė mažesnė 18,5, o nutukimas, kai kūno masė 30 ir daugiau. Ir nutukimo dar yra kelios stadijos. O paskaičiuojama kūno masė, kiekvienas gali pasiskaičiuoti. Tai yra svoris kilogramais dalinamas iš ūgio metrais kvadratu. Tai, pavyzdžiui, 90 kg, 1,83 m, 1,83 m, ne 183 cm, 1,83 m kvadratu padalinta ir gaunam kūno masės indeksą pagal Kettle. Tas yra svarbu ir sekant ligos eigą, ir gydant žmogų, tam tikrą reikšmę turim. Dabar mikrobiotas, aišku, labai nemyli antibiotikų. Nes antibiotikai iššluoja mikrobiotą žarnyno. Ir visada, jeigu jau reikia antibiotikų, o kartais antibiotikus skiriam mes be reikalo. Va truputį kažkokia tai sloga, ar koks nors kosuliukas, ar dar kas nors, ir toj griebiam antibiotikų. Ir dažnai tas yra ne pagal indikacijas, nereikia to daryti. Bet aš suprantu gydytojus, kurie dažnai skiria tos antibiotikus dėl to, kad bijo, žinot, kokios meningokokinės infekcijos ar kokio nors komplikacijų virusinės ligos, įtaria, kad jau gali būti komplikacija. Išskyrų spalva pasikeitė, pablogėjo būklė, atsirado dusulys, galima įtarti, kad yra mikrobinė, bakterinė komplikacija ir skiria antibiotikus. Todėl taip reiškia, oi, neskirkit antibiotikų niekada. Tai toks devizas, aišku, yra neteisingas, toks, galima sakyti, populistinis. Čia reikia labai atsižvelgti, nes kitą kartą galima be antibiotikų pereiti lėtinę ligą, chronizuoti ligą, nepasveikti visiškai, o kartais antibiotikai gali būti ir žalingi. Kad sumažinti tą žalingumą, yra skiriami probiotikai. Probiotikų yra įvairių, labai daug. Dažniausiai mes naudojam šitą sąrašą. Lactobacillus acidophilus, Lactis,
Bifidobacterium breve, Bifidobacterium longum, Lactobacillus casei ir ta Lactobacillus bulgaricus, su kuria Ilja Mečnikovas gavo Nobelio premiją. Tas mokslininkas, apie kurį kalbėjom anksčiau, jis tyrė valstiečių, Bulgarijos valstiečių ilgaamžių dietą, žarnyno turinį. Lactobacillus salvarius. Reiškia, prebiotikai, tai kalbėjom, yra tos skaidulinės medžiagos. Tai yra bakterijų maistas. Probiotikai, tai yra būtent tos bakterijos, kurią mes įdedam į organizmą gydymo tikslais. Ir postbiotikai, tai yra medžiagos, kurias probiotikai pagamina. Ir svarbiausia yra riebalinės rūgštys, trumpos grandinės riebalinės rūgštys, acetatas, propionatas, butiratas, kurie, kada naudojam antibiotikus, tai jie optimizuoja žarnyno pH ir turi priešuždegiminį poveikį. Eliminuoja antibiotikų žalingą veikimą. Kada jį naudoti? Yra įvairių nuomonių, kad 3. dieną naudojant antibiotikus reikia skirti, ar po antibiotikų naudojimo. Na, logiškiausia, ko gero, pradėjus naudoti antibiotikus, reikia skirti ir probiotikus. Tik tai, aišku, turi būti didelis intervalas. 6. Jeigu dažnai skiriam tos antibiotikus 3-4 kartus per dieną, tai aišku, sunku surasti tokį intervalą, kada gali įsiterpti su probiotikais. Bet visgi reikia, kad praeitų keletą valandų, kad tas antibiotikas, žudydamas blogą bakteriją, kuri sukėlė ligą, kokį stafilokoką, streptokoką, nesunaikintų tų probiotikų. Va šitų Lactobacillus arba Bifidobacterium, tai turi būti 6-8 valandų intervalas tarp jų naudojimo. Bet skirti, ko gero, reikia iš karto. Dabar labai įdomus dalykas yra, kad genų kombinavimo būdu yra gaminami nauji probiotikai, naujos bakterijos, kurios turi ypatingai sveiką teigiamą poveikį žmogaus organizmui įvairiom ligom, uždegimui, cukraligei, nutukimui. Tai būtent yra Akkermansia mucinifila. Ir yra daug straipsnių apie tą bakteriją, kaip jinai teigiamai veikia žmogų. Na, aišku, mums tiesiog praktikos gydytojams, netyrėjams, tiesiogiai nesusiduriantiems su tiems, kažkaip tai baisoka įsileisti tokią bakteriją, kuri yra dirbtina, netikra. Bet ko gero, čia visgi yra medicinos ateitis. Kad tokia bakterija gali mums, reiškia, labai padaryti gerą įtaką sveikatai. Ko reikia, kad tom bakterijom apart tų prebiotikų? Ko reikėtų? Tai yra dokozaheksaeno rūgštis. Tai viena iš omega-3 riebalinių rūgščių, kita yra eikozapentaininė rūgštis, tai sveikiausia bakterijom ir dokozaheksaeno rūgštis. Jis, aišku, be tos eikozapentaininės rūgšties jinai atskirai nebūna. Dažniausiai, ką būna, jos būna arba žuvies taukų, arba augalinės kilmės omega-3 rūgštis. Ir čia labai svarbus yra santykis tarp omega-3, 6 ir 9, nes neturi vyrauti. Turi būti optimalus santykis. Todėl geriausiai yra kompleksai, kuriuose yra tos visos omega-3, omega tos rūgštis, geriausia kombinacija. Bet dokozaheksaeno rūgšties reikia apie 1000 mg dienai, kad užtikrintų gerą mikrobiotą. Ciberžolė su kurkuminu, stiprus antioksidantas, antidepresantas, geltonos spalvos, dedamas į indiškus visokius patiekalus, geltoni tie gana tokia skani, irgi 1 gramą dienai reikia. Kokoso aliejus, išpopuliarėjęs, platus, prieinamas ir mums, irgi turi būti labai naudojamas. Alfa liporūgštis,
kurią iki šiol mes labai dažnai naudojam nervų pakenkimų gydymui, polineuropatijų ir kitokių neuropatijų gydymui. Bet pasirodo, tai ta medžiaga, alfa-lipo arba dar tiotokto rūgštis, yra labai svarbi ir bakterijom. Todėl ją galima drąsiai naudoti. Na ir žinoma, vitaminas D. Vitaminas D šiandien jis yra labai labai svarbus ir riebaluose tirpstantis vitaminas, kurio galima pasidaryti testą, nustatyti jo kiekį, ar jo yra ne per daug, ne per mažai. Ir jeigu jo yra per mažai, tai būtinai jį naudoti. Šiaip jis gaminasi odoje veikiant saulės spinduliams. Bet kadangi mes gyvenam tokioje zonoje, kur tų saulės spindulių nėra daug, tai būtinai pačius moderniausius vitamino D preparatus, ko gero, vartoti reikia. Tuo labiau, kad teigiamai veikia į mikrobiotą. Na ir kaip puoselėti? Kaip puoselėti tą mikrobiotą, mikrobiomą? Tai maistas su probiotikais dar kartą, rauginti fermentuoti produktai, jogurtas su gyvosiom bakterijų kultūrom, kefyras, kombuča, rauginti kopūstai, agurkai, rauginti vaisiai, daržovės, angliavandenius visus išmetam. Sviestas, tarp kitko, iš pieno produktų, tai geriausias produktas. Dabar taip yra skaitoma, kad sviestas, aliejus, riešutai, vynas, arbata, kava, šokoladas, prebiotikai, dechloruotas vanduo ir protarpinis badavimas. Yoshinori Ohsumi prieš 4 metus gavo Nobelio premiją. Už ką jis gavo Nobelio premiją? Jis įrodė, kad susilaikant nuo maisto, badaujant, esant tam tikram nepritekliui, ląstelės atsinaujina, kiekviena ląstelė turi savo gyvenimo terminą ir jeigu visą laiką yra valgoma, visą laiką yra papildoma, tai tos ląstelės persipildo, jų tos organelos, jos miršta, išsigimsta, todėl pavyzdžiui autofagija, pačių ląstelių išsivalgymą, susinaikinimas, kada pradeda sunaudoja tas medžiagas ląstelėje, kurios yra susikaupusios, susijusios yra su badavimu. Ir lygiai tas pats veikia ir žarnyno sveikatai. Todėl Nobelio premija ir aplamai apie tą badavimą, tai kalbos jau yra labai senos, kaip ir tarp kitko išmatų fekalijų gydymą, fekalijų transplantaciją. Tai anksčiau tai atrodė, kad urinoterapija buvo tokia, kad reikia gerti šlapimą ir čia yra neįrodyta, iš tikrųjų galbūt yra neįrodyta, bet kažkokia tai racionali gaida šitame buvo, o pasirodo išmatom gydymas, tai tam tikrose kultūrose tai buvo nuo visų ligų. Pavyzdžiui, beduinai valgydavo kupranugario išmatą susirgę ir pasveikdavo ir pakankamai ilgai ir darbingi būdavo ilgą gyvenimą. Ir taip toliau ir panašiai visuose senovinėse kultūrose gydymasis fekalijom, tai žodžiu, toksai, nebanalus, bet įprastas dalykas. O mes, aišku, dabar pradėjom irgi tą atsigręžiam į senovę. Kaip sakoma, natūra sanat, medicus curat, kaip Hipokrato vienas iš priesaikų. Probiotikų yra labai daug. Probiotikų yra, vaistiniai spintos. Vieni yra receptiniai vaistai, kiti yra kaip papildai. Mes nemėgstam žodžio papildas. Yra medžiaga, veiklioji medžiaga. Jinai gali būti traktuojama kaip papildas. Mesgi patys ir nustatom, ar čia vaistas, ar čia papildas. Tai tie patys dokozo heksaieno rūgštis, kur rodžiu. Tai sakysit papildas? Ne, jin yra gaminama kaip vaistas. Omakoras. Kraujo klampumui mažinti. Ir daug pavyzdžių nenukrypstant. Nes ir taip jau gana ilgai trunka šita paskaita. Tai žodžiu, tų probiotikų yra labai daug įvairių. Vieni iš jų, aišku, yra geresni, kiti blogesni. Nes matot, problema yra tokia, jie turi prieiti, patekti į ploną į žarnyną iš pradžių, pereiti tą skrandį
jeigu nekalbam apie fekalijų transplantaciją, paskui storą į žarnyną, ten apsigyventi ir gydyti. Tai ar visi iš jų yra geri? Sunku pasakyti. Aišku, tie geri gamintojai, kurie juos pagamino, tai jie darė tyrimus, nustatė, darė tepinėlius, išaugino ir tikim, kad jie yra geri. Mes skaitom, kad neblogi yra galbūt geriausi, bent jau mūsų rinkoje galbūt geriausi yra japoniški šitie probiotikai Ohiros linija, kur yra ir probiotikai, ir prebiotikai, ir postbiotikai. Tai yra postbiotikai, tai būtent tos trumpos grandinės riebalinės rūgštys, antimikrobiniai peptidai, lipidai, organinės, žodžiu, polifenoliai, žodžiu, kada mes naudojam šitos preparatus, Ohiros, tai mes jau gaunam iš karto, gaunam visko, ko mums reikia. Bet tik ir prebiotikus. Ten tokie egzotiški augalai, agarikas, maitakė, šitakė grybai, kas labai dabar svarbu, šitakė grybai epidemijos metu, kaip imuniteto skatinimas. Tamsusis kopūstas, bet ir žinomi šilauogės, slyvos, figos, mandarinai ir taip toliau. Ir probiotikai, lactobacillus, bifidobakterijum ir kitos. Gaminama yra 3 ir 5 metų fermentacijos, gana sudėtingas gamybos, paskaičius ten sudėtinga ta gamyba. Ir kaina už tai yra atitinkama, bet už tai yra efektyvu. Ir norint gydytis, jeigu norim, taip sakant, pasiekti gerą rezultatą, tai reiškia, negalim gailėti ir turim naudoti geriausias priemonės. Nors, aišku, galima bandyti ir tokias, bet rekomenduotumėm šitas. Vat iš to visko, kas pasakyta, tai norėčiau baigiant pabrėžti, kad nervų sistemos sveikata, o ir bendrai viso žmogaus sveikata tiesiogiai priklauso nuo tų mūsų gyventojų, to, kurias mes vadinam parazitais, o iš tikrųjų tai yra tokie mūsų sugyventiniai, nuo mikrobioto. Ir jo gera būklė yra mūsų gera būklė. Ir mes, kadangi mes turim protą, tai mes turim stengtis tą probiotą palaikyti, puoselėti, kad jis mums labiausiai padėtų. Ačiū visiems už dėmesį. Tikiuosi, nebuvo labai nuobodu ir neįdomu. Ačiū. Tai ačiū Jums labai. Labai įdomi paskaita, tikrai klausiausi prikaustyta dėmesio. Nežinau, kaip dalyviam, kurie klausėsi. Būtų puiku, kad kažkoks atsiliepimas būtų, ar e-mailu, ar į chatą dabar parašyti. Tai dar kartą ačiū Jums, ačiū dalyviam, kurie mūsų klausė ir iki sekančio malonaus, iki sekančių paskaitų. Ramaus vakaro visiems ir sveikų, ramių kūčių ir kalėdų. Ačiū ir Jums. Dėkui, sudėjau.